Kiekvieno Lietuvos vyro šlapia svajonė yra Ford F150 ir jūs man nemeluokit, kad jūs niekada jo nenorėjot. Nes kiekvienas Lietuvos vyras, kada jam sueina vidutinio amžiaus krizė, kuri gali prasidėti ir 20 Lietuvoje, svajoja vieną dieną parsivežti iš Amerikos Ford F150 ir užkariauti Lietuvos kelius. Šiandien bandysim išsiaiškinti, kodėl šitas automobilis yra toks nuostabus arba ne. Važiuojam! Kodėl turėt Ford F150 yra daugiau prasmės, negu turėt naują Porsche 911? Žiūrėkit, būkim atviri, Ford F150 ar 911 klientai dažniausiai perka tas mašinas, kada jau turi pinigų ir jiem hitina vidutinio amžiaus krizė. Čia viskas normalu. Bet su šito Fordo važiuojant Vilnius Klaipėda keliu per Kauno tiltus tos, jūsų 911 diskai gali taip smarkiai būti subaladuoti, kad jūs jau nieko nenorėsite. Su šito Fordu šita problema yra eliminuojama. Vienintelė problema, dėl ko pikapai nėra Lietuvoje tokie populiarūs, bet visi lietuviai jų taip nori, yra kelių mokestis 600 eurų. 600 eurų už nieką mokėt. Po to technikinę reikia kasmet atlikinėti. Tai yra didžiausia problema. Jeigu nebūtų kelių mokesčių ir nebūtų technikinės kasmet, vyrai jas pirktų. Aš radau sprendimą. Galima būtų susitart, kad šitą Fordo lovą, kurią atsidaro automatiškai, galima būtų įvirinti nahui statramščius, blėt, kokius, kad nieko negalėtum vežti sunkaus. Ir tada tau mokestis būtų eliminuojamas. Pabandom gal tokį padaryti bairį ir lietuviai galės važinėti su tais pikapais. Koks nahui jums reikalas? Ar, blėt, ar šūdus vežioja kokiam nors džipę, kur už kelius nemoka, ar tokiam, kur iš viso nieko nevežioja. Nu, žmogui patinka tokia forma. Nu, jam bibi stoja, va testosteronas jam kyla. Nu, va jis nori vaikus gimdyti. Nu, negimdyti, o užstatyti vaiką savo žmonai. 3, 4, 5 vaiką. Daugiavaikė šeima, blėt. Čia va, žinai, vaikus savo vyresnius gali sukrauti, skolininkus gali sukrauti, cementą, blėt, gali sukrauti, nahui. Nežinau, viską gali sukrauti. Čia net centimetrai parašyta, aš nežinau. Tu jau automatiškai nori, blėt, į senukus važiuoti kažką pirkti, meistruoti, nahui. Nežinau, skolininką užbetonuoti, blėt, ar namą, nahui. Pamatus pakloti, nežinau. Ant šitos trakbėt gali atsistoti, kiek žinau. Aš 100 kg sveriu, patikrinsim, ar veikia. Veikia, nahui, nesulūž. Mašinai pochai iš viso, niekas čia nesijaučia. Ir man atrodo, jinai netgi turėtų užsidaryti pati. Nu gal ne, gal kitam gyvenime. Gerai. Man atrodo, jeigu versija brangesnė, nes yra dar Ford F150 Platinum, aš pats labiausiai, turbūt jeigu Amerikoje pirčiau naują F150, imčiau Lobov paketą. Nu, Lobov skamba, aišku, nelabai, bet karočiui. Bet tas paketas yra optimalus toks variantukas, jeigu naujas F150. O kadangi čia yra senesnis variantas, 5 litrai, šiaip čia yra zaibys. Nes žiūrėkite, 3,5 kubustas, rys tiek pat, kiek ir šitas 5 litrinis. Tiesiog jam reikia mažiau apsukų, su jam maloniau važiuoti. Tu važiuoji kaip su Rolls Royce'u. Skyrus tai, kad pas tai yra lingas gale. Ir tas kartais jaučiasi ant didesnio greičio, jeigu mašina nėra pakrauta. Čia visumoje čia yra, blėt, pasaka. Lietuviška šlapia pasaka, Raptor lipdukai. Čia ne Raptor, zaibys, man patinka. Tokia gera spalva mėlyna. Žinai, kur galėčiau, blėt, į LGBT, blėt, šitą, kur čia paradai kaip būna, va, tinka mašinai idealiai, va, pakrovai 10 žmonių, tam, va, bariuko padarai, viso, pajechal. Kai, žinai, Kuproto kalno vibe. Aš nespėju, kad LGBT, šitie community išrinktų šitą mašiną kaip labiausiai LGBT. Nes jie, tipo, vis laiką renka tas mašinas, kurios yra labiausiai vyriškos, tipo, specialiai, žinai. Jeep Wrangleris kažkada buvo, Fordas, manau, šitą F150 irgi labai tiktų. Šiaip žiūrėkit, jeigu rimtai kalbant, priekis, nu, blėt, koks agresyvus, nahui. Dvi nosis kaip pas mane didelė, nahui. Barzda, blėt, apačioj. Akis didelis, nahui. Ford, ženkliukas. Gražiai atrodo, blėt. Ratai, su kuriais atrodo būtų nepatogu važiuoti, bet važiuoja 100-kiam, nu, jausmas kaip liktais, blėt, sėdėtum limuzinę, nahui. Nes mašina yra ilga, išskyrus tai, kad tos lingės, nu, lingės biški trukdo. Bet visumoje viskas zaibys. Judam prie variklio, nu. Pažiūrėk, kokias rankenėlis, blėt, pažiūrėk. Blėt, nu, pažiūrėk, va, tok. Kodėl, blėt, gamintojai negalit gaminti, tiesiog, iki šį ranką, o tai, aš toj mašinai pirmą kartą po daug metų, blėt, paskestų, paskestų, joje vietoj daugiau negu reikia, aš jau iš europiečių prašau, padarykit, kad vietos kojom, blėt, būtų įkišti, autosaloną atsisėdai į mašiną, jeigu jinai kainuoja mažiau negu 5 štukų, tu, blėt, kojų negali įkišti, vat nepatogu, kojom vietos nėra, čia viskas maksimaliai, va, susidėt gali, blėt, gali nusileisti šitą, pasislinks šitą porankį ir, nežinau, blėt, valgyt, drožt, kompiuteriai naršyti,
įsirašyti, jeigu tau yra poreikis toks. Gali daryti ką tik nori. Stoglangis, blėt. Daug vietos galėt, pažiūrėk. O, kojam vietos daug. Pasaka. Ir dar turi trakbėdą. Susikraut daiktam. Aš jums išduosiu vieną paslaptį. Šiaip, ta prasme, vieniši vyrai, jeigu dabar, jau desperatiškai bandot dabar susirasti moterį. Jeigu važinėjat su sportinė mašina, moteris galvoja, kad jūs esat mergyšius, kad jūs lendat po visų mergų sijonais. Iš tikrųjų taip yra. Ir yra. Moteris, kurios nori vyrų su sportiniu automobiliu, yra tokias patys. Per visus eina, kol suranda geriausią variantą. Čia kaip perikupas vaikščiantis per turgavėt ieškantis automobilių arba aukcionę. Geriausią variantą susiranda, bet reikia perėti per visus. Moteris, kurios renkasi vyrus su Ford F-150, su ramais, pikapais, furistus irgi mėgsta moteris, kaip rodo tyrimai. Jos nori tiesiog galingo vyro, kad jis gerai ją, kaip sakant, jūs viską suprantat. Tai plaukuoti steroidiniai vyrai, blėt, kvepintis, benzinu, blėt, ir Dior Sauvage, ir karočią, arba aftershave dar geriau, pigiausia tokia aftershave, blėt. Brutalūs vyrai, kurie gerbia moterį, blėt, kurie gali ne tik tai gėlių puokštę atvežti, bet ir malką, blėt, nukapoti ir atvežti. Tai va, Fordas yra apie tai yra apie testosteroną, apie vyriškumą, apie tai, ką iš mūsų pastoviai norėjo atimti medija paskutinius 10 metų, blėt, pasodinti mūsų visus į elektromobilius. Tai čia yra priešnudis, bet čia yra kaip vakcina, iš tų nesąmonė. Gerai, einam prie variklio, užsikalbėjau, protas kalnus. Take me home, country road, to the place I belong, West Virginia, country mama. Take me home, country road. Yeehaw! Hey, motherfuckers! Blet, kaip atidaryt šitą? Blet, gal dar kartą reikia dziornuts, Ai va. Jo didenybė, amerikietiškas požiūris į automobilių gamybę. Folga, blet, variklis giliai įkištas, kad žemiau būtų svorio centras, biški variklis patrauktas į galą. Aš kaip suprantu, čia ir V12 galėtų įkišti, jeigu šiaip esi talentingas vokietukas. Akumas, blet, čia belenkas, vat matas, kad tybės daryti išdai. Galėjo kažkaip gražiau padaryti, ne? Taip, bet, blet, amerikiečiam pokui. Aušinimo skystis, čia kaip atidarai kapotą ir šauna tau tiesiai veidą šaus, blet, čia Amerika, kas čia, langų skystis. Viskas, daugiau nieko nereikia žinoti apie šitą automobilį. Laidai tarčelina. Čia aišku, gali būti, kad čia, buvo sueuropinta dėl to čia tokia. Kuine, vis tiek, elektrikai turbūt darė europinų mašiną. Bet nusytė tokia, žiūrėkit. Tikra, matot. Sveiki. Vieną ministrą nuėmė, aš esu naujasis ūkio reikalų ministras Igorijus Šeškanovičius. Taip, važiuojame į posėdį, labai rimtą, kad nekirs miškų. Žiūrėkit, vietos dachuja. Jeigu ta prasme jūs esat mano ūgį, jeigu esat aukštas vyras, jūs čia tirpsit, bet dažniausiai galia važinėja mažesnio tipo individą, tai vaikai, moteris ir panašiai, šunys. Tai čia vietos pakankamai daug yra. Ir žinau, kad visiems atrakcija didžiulė, gali laikytis patogiai, gali čia krautis, blėt, portai yra, bet, kištukai amerikietiški, bet yra USB-C portas. Karočiui, kadangi vaikai pastovi telefonė sėdė, tai jeigu jūs turite USB-C portą, jūs esat metų tėvas jiem automatiškai, nieko nedarant. Ir rankinėlės labai patogiai užsidaro. Galėjo vietos normaliai, bet priekė tai tiesiog pizdėts, skęstam nahui. Vietos, o Bauer Wilkinson, ne, čia Bang & Olufsen. Bang & Olufsen užmiršau. Jau man atrodo, ar Bauer, ar Bang, viskas kitai, Man toks jausmas, aš nežinau. Aš negaliu to patikrinti, bet aš jaučiu, kad gamintojai, blėt, bibidėja. Dabar nebe tas jau bus, kaip anksčiau tikrai, jautėjai skirtumą dabar. Skamba muzika gerai, realiai bumčikam klausyti vis tiek, blėt. Su tokia mašina tu į kultūros renginius, nebent į karmytus važiuosi, tu nevažiuosi į operą, blėt. Bauer Wilkins skirta operiniai muzikai klausyti, o Bang & Olufsen jį bašant Power Hit Radio. Tai tinka. Gerai, mažiau kalbam, davai, išgeriam Man of Culture gėrimo, nealkoholinio ir varom prasivažiuoti į centrą. Kadangi Amerikoje, jeigu jums nėra nuotaikos, jūs važiuojate į prekybos centrą pirkti ne dešrų ir ne telefono ginklų, tai čia yra langas, kuris elektriniu būdu atsidaro ir prie galima turbūt šaudyti, aš nežinau, kam jis buvo sukurtas kitos paskirties nematau, bet Amerikoje viskas yra, praktiškai sugalvojama. Gal čia, tai būna tokie statybininkų telefonai, kur sadaužysi, gali daužyti sieną, gali alą atidarinėti, nieko nebus. Tačiau toks užrašas, built tough. Blet, viskas taip atrodo, kad padaryti tą auditorijai, senų galna. Čia dar aišku yra gloveboxas, kaip čia, čia man atrodo. Čia aišku vėlgi ginklams susidėta Amerikoje. Čia rimtai, ta prasme, aš nejuokauju. Blet, Amerikoje aš nežinau, maži juokais, tai ginklais, blet, pas mus nesąmonė nėra, viskas ramu, gražu.
Oi, blėt, V8 5 litrinis, kaip gražiai dirba. Šiaip keistai, aš sakau, blėt, šitoj mašino aš dar jaučiuosi kaip nepripratęs, blėt, nes vat, visi su priusais laksto čia, blėt. O mašina didelė, ne visi nori jos praleisti, kažkam įdomu, kažkam ne, blėt. Blėt, kondicionieriai amerikono, tai kurva kitam levelė, jaučius kaip pisa šaltis pastovina nuo jų. Ką važiuojam per kaimą, blėt, vieną kokią nesąmonę, blėt, kam šitą stovėt. Tipo, yra patogu, nėra diskomforto, bet gabaritai, blėt, dideli. Aš jaučiau mašinos gabaritus puikiausiai, veidrodėliai dideli, sėdėt patogu. Tiesiog jinai yra skirta gyventi kažkur tai užmiestyje, kai tau reikia pastovi važiuoti daug kilometrų, tu su ja nepavargsti, tu su ja gali dirbti, gali nuvežti vaikus, gali statybinių prekių partuoje nuvažiuoti. Užmiršai, kad priekabas nepaėmė nieko baisaus, gali užsikrauti, nežinau, 20 maišų ten, biobrikėtų, 30 maišų, kiek tilps, tiek jinai veš. O automobilis tam ir sukurtas yra. Žiūrėk, galinės langas atsidaro iškart šautuvas, nahui. Jau, what have you said? What have you said? Iškart, žinai, atsidaro tą langą, iškart baigėsi visi. Šiaip zaibys galinį langą, tai atsidarai, toks, žinai, jausmas, kad laukėsi. Blet, velė, gerai, nahuja. Čia kočiu daug garso, bet reikia žinoti, kad yra gale lova, blet, kuri biški velė, na, ir lingės. Kitokia mašina, kitokia. Jinai neskirta dideliam greičiu. Jinai važiuoja gerai, bet neskirta raliuot. Tu gali nešiotis pas save kaime kur nors, ant smėlio. Bet jeigu nori kažko galingesnio, tai čia reikia imti Raptorius su gerais amortikais. Viskas yra apgalvota. Fordo inžinieriai, blet, yra sukūrę Ford GT, blet. O Ford GT dabartinis įveikė lenktyninės variantas Nürburgringą per rekordinį laiką, blet. Vienintelis benzinis automobilis, kuris pamušė rekordą. Tai apie ką mes kalbam, na? Blet, velė, nahui. Čia 390 arklio galių, čia nėra kažkoks kosmosas, bet jinai velė, blet, vis tiek. Greičių dėžė 10 laipsnių šiek tiek yra tokia tuparaila, blė, šitą Fordinę. Aš nemeluosiu, dahui, sakysi kaip yra. Žiūrėkit, jūs galite rinktis tarp Ford F-150 ir Dodge Ramo. Čia jau jūsų skonio reikalas. Dodge Ramo varikliai didesnio litražo, nes nauji Fordai jau F-150 EcoBoost'ą eina, šiaip 3.5 V6, kaip ir minėjau. Tiesiog yra viena huinė, kad visose Ramos yra cilindrų deaktyvacija ir, blė, jinai labai gali supis smarkiai variklį. Jeigu turit galimybę, pasidomėkit pasidomėkit pas savo mechanikus, elektrikus, kad jie jums atjungtų tą cilindrų deaktyvaciją, jeigu jūs norite ilgai ramiai važinėti, Ramos būtent. Kitu atveju, jeigu šiaip nusipirkat pasivažinėti, trumpam vėliau parduoti, tai nesivarginkit. Čia kaip Audi, atsijungia pusę cilindrų ir mašina ryja mažiau. Jinai ryja mažiau, bet sutapimo nebūna, suprantat? Tai cilindrų deaktyvacija po to kainuoja brangų remontą. Tai va, geriausiai, bet tų, blė, visų nahui eko nesąmonių, kaifuokit nuo gyvenimo, blė, labai surrealistiškas jausmas šitam sunkvežimį važiuoti, blėt, į centrą, bandysim pavažiuoti, blėt. Ir aš jau šiaip noriu už miestą, man čia, suprantu, kad žmogus, kuris turi F-150, jam miestas, toks, pat nes žmonai ir vaikam reikia nuvežti. Jis šiaip yra širdys žmogus, kaimietis, medžioklė, žvejybė, kažkur važiuoti, hikint, keliauti, su dviračiu važinėti, su motociklu, blėt, su fūra važinėti, su traktorium. Čia kito tipo žmonės. Žmonės, kurie pastatė pasaulį savo rankų. Labai lengvai bėgėjęs. Jeigu nespausta, šitą greičių dėžę okei. Jeigu mal šūda, jinai nelabai. Blėt, važiuojam su V8 60 km į valandą ir dabar. Kokia, blėt, prasmė pirkti tokį automobilį, blėt? Tai gyryje daug. Kokia, blėt, prasmė, nahu, jum vapšė, blėt? Kiekvieną rytą į darbą važiuoti su nemėgstama mašina, pas jūsų nekenčiama, blėt, direktorių. Kokia prasmė? Jūs važiuojat, blėt. Bet jūs galite nevažiuoti, bet jūs važiuojat. O čia žmogus pasirenka, kad jis taip nori. Kas kaip nori, tas taip gyvena. Ir aš kartais pagalvoju, ar nebus kartais F-150, tremuriukė. F-150, ne? Ar nebus kartais geriau už Defenderį kokį, va. Pažiūrėk, Defenderis atrodo kaip, vaikiškas, gaidiškas automobilis, žiūrėk, jis mažiukas, ne, o jis toks didelis vis laik atrodo. Žiūrėk, sustojom dar. Viskas. Šitam bičai testosteronas nukrito visą dieną, ne. Jis jau nebegali, ta prasme, pratęs giminės, jau viskas. Čiuvas taip stovi, žinai, tik pasisuko ir kapotas aukštesnis negu jis, žinai, jis taip. Little darkness, my old friend. Kaip, Šarai, koks jausmas tau dabar važiuoti? Stovi birka ar ne? Man tai nežinau, man su šitą mašiną jausmas kaip su kokiu Rolls Royce. Čia nėra to kažkokio sportinio feelingo. Tikslesnis tavo apibūdinimas, tai kaimiečių Rolls Royce'as. Fermerio. Jo. Bet garsas, blėt. Garsas geras, na. Ne? A ko daugiau lietuvių reikia? 5 litrai, gražus garsas, dujų nima, viskas gerai gyvenime. Raptorius, galima Raptorių turėti. Galima iš tikro vietoj visokių
X5, хуjem, blėt, huinių, blėt. Galima Raptorių, blėt, ir turėt ir tu būsi karalius, blėt, kelių, aš nežinau jau, kas geriau, blėt, kas vat yra geriau. Davai pravažiuojam greit centriuką, aš labai jau noriu važiuoti už miestą. Mane vargina miesto ritmas, žinai, aš esu kaimietis. Man AirPods, visa ta freelancingo kultūra yra nepraširdės. Aš noriu palakstyti, noriu apsikabinti šerną, rankomis stirną, noriu išgerti iš ežero vandens ir karočią, noriu gyventi, noriu savo fiancé nuvežti kur nors į užsienį, į Paryžių. Jo. Aš esu biški romantikas, žinai, kaimietis romantikas. Aš žinau, realiai, kad moteris iš tikrųjų labiausiai myli kaimiečius, kurie produktyvūs yra. O, nes čia kaip gamta, jūs nesuprantat. Jums tik marketologai įteigia, kad va, turėsi 911, turėsi paną. Turėsi 911, turėsi paną, kuri nori tavo 911. Suprantat? Tu turėsi dėlę, blėt, kuri pastovi iš tavęs siūlus babkės. Su Forduku prisiviliosi patelę, kuri norės šeimos. Jeffrey, nefilmuok vaikų. Jeffrey, nereikia. Ne, nu fainai visai lengvai važiuojasi, bet aš esu Fordo žmogus, aš esu giliai kaimietis, pripažįstu tą ir neslėpiu. Jeigu galėčiau maksimaliai leisti taip, kaip noriu, ne, tai greičiausiai F150 Tremorą rimčiau. Ir dar paskambinčiau savo Ford dileriui ir jis taip, labą dieną, ko norėsite, gal norėsite Ford Puma? Ne, aš norėčiau Ford GT, na, į eilę stot. Jaučiu net nesigautų Lietuvai, nu. Vat jeigu ir turėtų mane šaibą, jaučiu hūtų gautum Ford GT. Nu, blėt, nu tai jie tiek mašinų mažai pagamino, ten tokia didelė eilė. Nežinau, man gal užkodavo, blėt, gal Clarksonas, blėt, kad tas Ford, aš nežinau, aš mėgstu Ford, ne, man patinka Ford, blėt, tiesiog. O, dar vienas Ford Transit. Mato, darbo žmonių mašinas, blėt. Jeigu tu esi iš darbo klasės, o greičiausiai tu nesi koks old money, nes, nu, jeigu tu manai, kad esi old money, tai tau reikia pas psichiatrą, nes Lietuvai 36 metai nepriklausomybės. Jo, aš šiaip pakalbant, žinot, kaip būna iš labai turtingų šeimų vaikai, tai jie antiek nežino, ko nori iš gyvenimo, jie valys salą, blėt, ant savęs ieškoti. Niekada nepasakys, kad tėvai turtingi, žinai, kad viską jie patys, blėt, jie tokie ypatingi, tokie gražus, blėt, ir tokie kurva nelaimingi, blėt, nes jie užsiprogramavo save, blėt, būt dalbajobais, nahui, eik, blėt, paimk, nahui, nueik į senūkus, blėt, nusipirk, suka, atsuktuvą, blėt, padaryk, blėt, aš nežinau, kažkam gerą darbą, razėtę pakeis babulį, blėt, lemputę, nahui, vamzdžius, blėt, sutaisyk, nahui, iškart pasijausi geriau, blėt, tavo užplūs, blėt, nežinau, nu hormonai laimė, tu jausies vyru, blėt, eik štangą pakilok, eik ant turniko pasportuok, blėt, jop, tvai man, reikia biški gazanut, na, žiūrėk. Vėluoja, blėt, žinai, gazas, bet, na, čia nėra sportinė mašina, reikia sustoti, praleidžiam žmonės, nieks nemato kol kas, nes centre, jeigu nesi soj Vilnius, tai tau nesi įdomus, žinai. Nu čia, aišku, reikia atsargiau važiuoti, o čia ir pasėda, nahu, huinė. Ar pravažiuosim? Nichuja, blėt. Pizda, blėt. Suka. Vat čia vat ir yra, vat didžiausia huinė. Šiaip aš pastebėjau, vat moteris parėjo, ne, jinai ūgio sulik kapoto, jinai pajutė to tokį, o, blėt, žinai, diva, nu, tipo, gorila makaka, žinai, važiuoja, blėt, Veikia Fordo gabaritai, moterų fantazijas kaitina labiau negu prabangus sportinis automobilis. Nes, nu, būkim atviri, sportiniai automobiliai dažniausiai kaitina tik tai kitų vyrų fantazijas. Priklausomai, ko jums reikia. Jeigu jūs esat vyras ir ieškot vyro, jūsų reikalas. Šiaip, daugumai vyrų tiesiog patarčiau F150 turėti ir susirasit paną, jeigu ne per savaitę, tai mes nusipirsim jūsų automobilį už 10% vertės. O, kaip gerai. Blėt, pravažiuosim ar ne? Pravažiuosim. Pravažiuosim. Man atrodo, iš padangų užkabinau, da. Iš mano pusės. Viskas gerai. Faktas, kad aš nejaučiu gabaritų. Na. Dar yra vietos, dar yra. Pravažiuoja. Take me home, got the world. Ne, nu, čia yra pizdata, prasme. Žinai, žmogus iš galo važiuoja, pypsin, nes nežino, kas ant kiek žmogus, ar čia rimtas, ar čia kažkoks crazy, blė. Vietos mažokai. O dabar dar desertui, blė, Defenderis stovi, nahui. Matuojamės bebėjais, kieno arkas stipresnis, eik tu, nahui. Praeinu aš net, ne? Praeini, yra vietos. Dar gali net biški dešiniau pavažiuoti. Blė, bet šitas Defenderis pakėlė pakabą specialiai, žinok. Jo, Поня galvoja, ну, блядь, ну его нахуй, мультиванус, Defenderis, F150, блядь, где я приехала, нахуй. Короче, mieste jis netinka. Iškart rezumė galiu pasakyti, mieste jis netinka, blėt. Tokias gatvės, tai tikrai. Jis pravažiuoja, bet
Neimčiau tos rizikos. Ne, netinka. Čia jeigu norit su savo žmona nuvažiuoti į restoraną į centrą, imkit Baltiką arba Voltak, kvieskit. Uždaryk langą, sūnau, negaitink katos, nešaldyk katų. Karočią, varom geriau 2 valanda jau, ne? Varom greičiau už miestą. Nu, šitą mašiną jinai sukurta užmiesčiui, blėt. Užmiesčiui, country roadam. Vat galite į Palangą pavažiuoti, galite pavažiuoti dar kur nors. Šiaip ją pirkt, kad nemokėt kelio mokesčio ir važinėt savo rajone. Make sense, tada nemoki, man atrodo, už kelius, ne? Bet jeigu, blėt, tu nori centrą su ją važinėt, nu, kurva, aš nežinau, nebent tu esi, blėt, fanerkės dyrikas arba, blėt, logistikos įmonės dyrikas, kur tau tikrai yra daug vietos, kur pastatyti ar fūrų šitą mašiną, tada gali imt, pohui. Nu, kitą atveju čia. Šitą mašiną gerai realiai turtingiams žmonėms skirta. Tu turi turėti kur statyti ją, nes tu kokį tam Porsche gali statyti pas babą Lazdynų подъезде. Šitą tu nepastatysi fiziškai. O Harley's aš galo. American Power. Yeah. Yeah, baby. Liet, aš tik bijau, žinai, nenutrenktų, na, kur va čia ir nejuokauju, ne. Nežinau, man šitas automobilis panašus į instrumentą, va, kur, žinai, tipo, laptopas su Windows'ais, kur, va, veikia. Makita, jo, tipo. Devaltas, Bosch. Milwaukee. Jo, visi, va, F150 savininkai pjaunasi kokio gamintojų įrankį geri, nors jau čia visi pagaminti tai pačiai gamyklai. Padarau posūkį, po to parodau, na. Nu, mums kaip ir nereikia, bet nepaleidžiu. Pizdu, na. Bliat, jinai suka, velia, nahui. Jinai velia, bliat. Čia reikia realiai 4 varomosios junginėti, jeigu nori lakstyti greitai. Nu ką, prasideda trasa. Padangų užėse beveik nesijaučia. Čia greičio pribojimas. Vat aš sakau, va, visas vairavimo malonumas, va, 100, bliat. Mes važiuojam, va, įsibėgėjom iki 100. Valio, iki Klaipėdos 300 km, ble, valio, ble. 1500 apsukų, tai palauk, gal iki štukos 3 štukų, ne, 1500 ant 100. Ble, žinokit, jeigu dabar va autopilotą jungt, va, jungiu autopilotą, kruizinė, ramu, čia poch. Visą laiką šiaip svajau šitą automobilį pratestuot, va, su 5 litrų varikliu. Kokie įspūdžiai? Įspūdžiai, kad, va, ką mes turim dabar Europai, tai 1 litras, 1,2 litro, mild hybrid, blėt. Žmonės 9% pirdami tos hybridus, vokiškos galvoja, kad ten kaip japoniški hybridai, kad nemokamai važiuosi. O ten varikliukas stovi greičio dėžiai, kur paveda kamštį judėti priekį. Ten 0,5 litro gal iš geros dušės sutaupai. Tai, nu, realiai, pizdokas, karočiui. Nežinau, va, gelikas dabar šis Baby G, mažas gelikas. Jis jau kamufliažę važinėja, testuoja. 1,5 litro hybridas. Na, jeigu kaina bus 5 štukų, žmonės pirks. Bet jeigu kaina bus 8, tai nachus reikalingas, ble. Gal ir gerai biški gelikų vairuotojų nusadinti ant žemės, nes jau, ble, ten per daug aukštai pradėdam visi skraidytam, ble. Ble, jis gerai plaukia, ne? Jeigu nevirši greičių, jo nemėta į šonus, nors čia lingės, jis važiuoja gražiai, malonu. Zaibys. Karočią, mašina turbūt realistiškai iš 15 litrų jis va tai va važinėja. Nu, blėt, nu gal mažiau, net 13 kokį litrų, va dabar va važiuojant, bet šiaip vidurkiai gal kokį 15-16 litrų. Ir ką galvoja, 3 litrų, blėt, automobiliai iš Europos ryja mažiau nahui? Ne, jie tiesiog daugiau garso, blėt, leidžia, daugiau kilovatų turi ryja, dar daugiau, blėt. Vatsoko gali ryt nahui, daugiau, blėt, ryja. Porsche, kas turės 3 litrinių, tai, blėt, nors ir hybridas ryja vis tiek 22, da. Daryk tu, ką nori. Žinai, kaip būna, blėt, marozai, nahui, ten iš pitako, blėt, bando išlys, kad, nu, kažkokia tai yra situacija, kur, vat, jis pasikarščioja ir jis tai biški duris atidaro, žinai, pagazdint, nu, kad iš to čia išlips, kad to įjungs utmą, žinai. O, vat, sakau, su Fordu yra kita huinė, tipo, jeigu matai, kad kažkas huinė, o atsidarai langą, nahui, ir iš karto vamzdis išlenda iš ten. Ir už to užtenka, nahui. Jo. Ai, paliekam gal garsą, blėt, noriu prajaust tą garselę. Jungiam drive'ą, važiuojam, viso. Blėt, ramiai, kaimiečių Rolls Royce'us, blėt, sakau. Raptorius yra gerai, bet jie brangu, žinai. O čia yra praktiška mašina. Eik, nu neblogai eina, blėt. Pizda, nahu eina.
Suka, bet jaučias, kai neužkrauta lova, blėt, kad kur vasiboja. Mes galinį langą dabar atidarėm, kad girdėt tą triukšmą. Bet čia visur, va, yra vietos. Ta prasme, aš suprantu, kaime tas vietas gamina. Čia tikrai ne dėl gražių akių, viskas ginklams susidėt, blėt. Ta prasme, išpratėti amerikiečiai, blėt. Jeigu tau nėra nuotaikos, Walmart'e pirkinė dešo ginklą, blėt. Pasakykime taip, Raptorius turbūt būtų linksmesnis, bet tau kaip savininkui turi būti linksma, kad tu moki nedaug, sąlyginai už tai, kad tu gauni. Raptorius būtų tikrai jau gėliko kainų kategorija po išmūtinimo. Nu ir ar jis teiktų tiek daugiau džiaugsmo? Jis teiktų daugiau džiaugsmo, bet ne tiek daug, kiek jūs sumokėtumėt. Būkime atviri. Mieste jo vairuoti neįmanoma, jis yra nepraktiškas, jis yra didelis, moterimis labai patinka, vyrai tavęs nekenčia, vyrai nuleidžia galvas, kaip ir gamtoj. Trasoj, važiuojam į Palangą, galima sakyti, neviršiant greičio, automobilis stabilus. Geras, nors gale lingęs, nesijaučia. Jeigu dar prikrautumėt daiktų ir su jumis dar 3 asmenys galia važiuotų, įskaitant operatorių. Mes dabar pažiūrėsim užmiestį, kaip jis valdomas ir desertui paliksime 3 bandymą. Ar su juo linksma. Jeigu jis praeis bent 2 iš 3, tai yra jūsų jau turbūt svajonių automobilis. Problema, kad aš nesu storas amerikonas sverianti 160 kg. Sverčiau dahuja, tai dar patogiau būtų, žinai, nes tai parandi vietos, kur įsirem. Blėt, greičių dėžė, blėt, 10 bėga Fordą, biškių užpisa nahui, tokia tu parila, blėt. Kai tu nespaudė, kai normalus žmogus važiuoja, viskas su ja gerai labai. Gal tai tiesiog neskirta, blėt, labai įsipisinėjimui sportiniam. Gal Raptorių ta greičių dėžė labiau yra sureguliuota. Atvirai sakysiu jums, turbūt taip ir bus. Bet kalbant apie kasdienį važiavimą, jauti toks plaukimas yra, ne? Biški tokia plaukė. Vat Fox amortizatoriai už 8 gabalus ir išlaikytų tą mašiną Raptor R modelį 5 litrų. Bet ar to jums reikia, blėt? Va, sėdi savo, važiuoja, va, blėt, plaukyja, toks, blėt, limuzino, komfortas, nahui. Bet tai jinai platėtai joks svajų mat, blėt. Kur mes su jie čia pagazuosim, blėt? Su jie grinai Vilnius Klaipėda, nahui, tik važiuot, blėt. Nespausim, davai lėtai važiuojame ir viskas. O, blėt, vat, jinai, blėt, tokie biški vėlą, nahui, jops, vaimat, nes žmogus išsigando. Kroč, jinai nėra tinkama siauram keliam kitų automobilių yra. Vilnius Kaunas idealu, mieste ne, užmiestėje nelabai. Vilnius Kaunas ir šūdą vežiot. Neužmirškit, kad Amerikoje, blėt, su šitais pikapais vežioja šūdą, vežioja mėšlą, vežioja skolininkus, vežioja žoliapę, vežioja benzino pjūklus. O mes, kai Lietuvoje, blėt, joje vežiojam, nahui, orą, Vazduchano skolininkus, blėt, tualetinį popierių ir Lidl maišelius, nahui. Viskas, blėt. Ir dar mums už tai reikia mokėti kelių mokesčius. Kaip supratome, automobilis miesto centre, senamiestyje yra niekam tikęs, su juo niekur beveik nepravažiuosi. Jeigu tau pasiseks, pravažiuosi, bet greičiausiai, kad taip nebus. Automobilis Vilnius Kaunas trasoje yra tobulas. Tai yra tikriausias kaimiečių Rolls Royce'as, patogus, nebrangus, plaukiantis automobilis. Automobilis užmiestyje, jis yra per didelis. Jis tiesiog yra per didelis. Aš nemanau, kad jums bus malonu su juo važiuoti ir kiekvieną kartą prasilenkinėti su kokiu nors sunkvežimiu. Nes, jūs galite tiesiog suprasti, kad jūs padarėt klaidą. Bet yra vienas dar neišbandytas dalykas. Ar šitas automobilis yra smagus uždaram kiemui? Įsivaizduokit, jūs nedirbate kasdien savo darbo. Jūs turite didelį įmonę, didelį kiemą. Jūs ten galite daryti, ką norite, nes tai yra jūsų kiemas. Įdomu, kaip automobilis elgsis jame. Pasižiūrime. Aš linkiu kiekvienam žmogui, kuris svajoja turėti F150, kuriam hitino vidutinio amžiaus krizė, jį būtinai užsisakyt aukcione
ar nusipirkti ir tiesiog važinėti ir kaifuot nuo gyvenimo. Susitiksim kitais kartais. Namaste, kintai!